Labadiena, šiandien ir vėl sveikinamės Moterų informacijos centro tinklalaidėje apie sveikus santykius. Ir šiandien kalbėsimės tema, ar man reikia santykių dabar, šiuo metu, ar tai vis tik stereotipai, kad būtinai reikia pulti į santykius čia ir dabar. Ir šiandien kalbėsime su lytiškumo ugdymo praktikė Vilniaus universiteto doktorantė Akvilė Giniota. Sveika, Akvilė. Labas. Tai, ta tema tokia ganėtinai plati, bet, kartais būna ypač jauname amžiuje. Aš prisimenu save ir mokykloje, ir studijose, ir kiti jauni žmonės pasakoja, kad atrodo, tave stumia į tuos santykius, čia tau ir dabar reikia, tau jau laikas susirasti vaikiną arba merginą, arba laikas pradėti seksualinius santykius, būtinai nuo kažkokio amžiaus, kai jau visi pradeda ir prasideda toks, ratuko sukimas, kad tave kažkaip šiek tiek spaudžia, bet kaip tau pačiam atrodo susiprasti, ar tau reikia ar nereikia, gal tu, pavyzdžiui, nori mokytis, ten labai daug sportuoti, gal tu turi kažkokių kitų interesų ir tie, tavo asmeniniai kažkokie poreikiai yra galbūt šiek tiek kitokie. Aš šiam klausime girdžiu dvi dalis. Viena vertus apie tai, jog mes patiriam tą spaudimą, jis dažniausiai neaišku iš kur, niekas tiksliai konkrečiai dažnai nepasako, kad draugų, tėvų, bet toks sklando yra kaip radio hitai, ar ne, kad aš jų neklausau, bet kažkodėl žinau, kas šiuo metu European Hit Radio ar ne groja. O kitas yra būtent apie tą savasties pajautimą. Tai mes patirime spaudimą iš apskritai kultūros, net nesinori įvardinti konkrečių žmonių ir jis net iš vidaus kyla, aš noriu būti normalus, aš noriu pradėti santykius tada, kada kiti ir mes turim tą menamą įsivaizdavimą, kada visi ir visos pirmą kartą pasibučiuoja, pasilaiko už rankos. Dažniausiai po vasaros ypatingai mes jaučiam, ar ne, didelį spaudimą. Vasara yra tas metas, kai mes tikimės kaip paaugliai, paauglės. Net atsimenu savo vaikystę, jaunystę, ar ne, galim prisiminti, kad vasara toks stovyklų, susipažinimo su svetimai žmonė metas ir yra tas lūkestis, kad aš galbūt galiu kažką patirti, ką visi kiti jau patyrinėja. Vis dėlto, ką tyrimai rodo, jog tai, kaip mes įsivaizduojam, kaip kiti patiria santykius ir jų gausybę ir tai, kokia yra iš tikrųjų ta tikrovė, labai stipriai skiriasi. Dėl to, kalbantis su jaunai žmonėm ir čia jauniems žmonėms galima sakyti, kad nėra taip gausu, kaip mes bijome ir kai mes bandom pataikyti tą menamą normą, tada mes didžiulį nerimą ir patiriame, nes mes bandom tada tą savastį pritaikyti prie normos, o ne prie to, ko man konkrečiai reikia. Ir čia mes atsiduriam kitoj zonoje, tai yra, jog mūsų kultūroje mes neskiriam jokio dėmesio mūsų lytiškai savipratai, kaip mes suprantam save kaip lytiškas asmenybės. Mums ta lytis tokia yra, savaime suprantama, yra moteris, yra vyrai, mes ten įsimylim, pradam draugauti, išsiskiriam ir nėra to kažkokio bandymo išsiaiškinti, ko aš noriu. Kokia yra mano lytis, koks yra mano lytiškumas, koks yra mano geismo kiekis. Tarkim, mes irgi įsivaizduojam, kad yra kažkoks tinkamas kiekis, kiek per savaitę įsimylėję žmonės turi pasimylėti, pasibučiuoti, kiek kartų susitikti ir taip toliau, bet tokio skaičiaus nėra. Tol, kol aš esu laimingas arba laiminga, vadinasi, viskas yra gerai. Arba kaip turi atrodyti lytiniai santykiai ir kokie nors bučiniai. O mes čia labiausiai apie tą fiziologiją šnekam, vėliau pašnekėsim ir apie kitas turbūt tas psichologiškasias temas. Bet būtent kaip turi tai atrodyti ir nėra, ką tyrimai rodo, jog nėra vieno mato. Yra tai, kaip ar man tai teikia malonumą. Jeigu man tai teikia malonumą, tai yra visa kita visiškai nesvarbu. Bet žmogui tai kažkaip yra įprasta galvoti ne tik apie save, kad aš bandau įsigilinti į save, ko aš noriu, bet ir kažkaip atsižvelgti į kito žmogaus norus ir tarkime, kai žmonės jauni draugauja kartu, būna, jie ten sprendžia, kada pradėti lytinius santykius. Ir būna, kad vienas labiau nori, kitas mažiau nori ir labai čia sunku suderinti ir savo tą poreikį, ir kito žmogaus poreikį. Ir tada atsiranda tokia kolizija kažkokia ir tu bandai ieškoti tų normalumo kažkokių ribų. Tikriausiai jau niekas nesikreipia į suaugusius asmenis, bet į draugus ten apsiklausinėja, kaip ten kas maždaug ir taip toliau. O kaip suvokti,
kas man yra gerai. Tarsi, net kai pagalvoju, kai tau jau kokį 30, tu ir tai net taip gerai suvoki, o ką kalbėti, kai tau 17 ar panašiai. Negaliu čia dabar pateikti kažkokio tokio lengvo recepto, kaip man būtų galima geriau suvokti. Iš tikrųjų, čia yra labai kompleksiška, labai didelė problema. Mes to turėtume nuo darželio laikų, nuo laikų iki darželio mokyti, suprasti, ko aš noriu. Ar aš noriu smėlio dėžėj su kažkuo dalinti žaislu, ar aš nenoriu. Ar aš noriu paskolinti savo tą žaislą, ar aš moku pasiimti, gražiai paprašyti, ar aš atimu jį iš rankų ir kaip mane suaugę veda, ar ne? Tai mes irgi jau tada mokomės draugystės įgūdžių, kurių mums vėliau paauglystėje prireikia ir kai esam 30 metų. Mūsų draugystės įgūdžių pamatai yra dar iki mokykliniam amžiui formuoti. Tai mes turime tokio masto problemą. Aišku, normaliam paaugliui visiškai nerūpi tas darželis dabar, ką man dabar daryti, kaip man ar ne išsiaiškinti. Tai pagrindinė priemonė yra refleksija. Pokalbiai su savim, rašyti dienoraštį, nežinau, tikiuosi šiais laikais kažkas dar rašo dienoraštis, nežinau, gal yra kažkas appsai dienoraščių, neįsivaizduoju, kaip atrodo dienoraščių verslas šiais laikais. Galiausiai gal galima pasikalbėti irgi su kažkokiais artimais labai draugais. Taip, tai čia, jeigu neturi draugų, dienoraštis yra labai, tuo pačiu, tai yra tiesiog skirtingos formos. Vieniems labiau patinka per rašymą, kiti ten gali bandyti piešti, ar ne, bandyti suvokti, ko aš noriu, klausti savo kūno, realiai atsigulti ant lovos ir paklausti, kaip aš jaučiuosi, ar aš tikrai noriu. Pavyzdžiui, mes planuojam santykius, ar aš tikrai to noriu. Ir tada jausti, ar aš jaučiu įtampą kažkokią, ar vis tik jau atsipalaidavimą ir malonumą. Pasikalbėti su artimais, suaugusiais kažkokiais žmonėmis, nes draugai yra viena, bet suaugę turi daugiau patirties, kad ir kaip mums nepatiktų kartais. Bet taip yra. Tai yra jo faktas. Tai pasistengti rasti žmonių, labai tikėčiausi, kad dauguma paauglių turi nors vieną patikimą suaugusi žmogų, su kuriuo galima pabandyti pasikalbėti. Jeigu jums atrodo, kad suaugę nelabai nori būti tam dialogė, tai kaip tik suaugę labai trokšta, didžioji dalis suaugusi trokšta, kad jūs paklaustumėt to kažkokio klausimo, gali užrašyti rašteliu, arba jeigu nedrąsu, tai galima tiesiog bandyti nusisukus. Pavyzdžiui, mes čia sėdim ar ne, ir man kažkas yra nedrąsu ir aš nusisukusi pasakau labai nedrąsią savo kažkokią mintį ar santykiuose kažko paprašyti. Ir čia galim pereiti kitą plotmę, kai tu minėjai, kad kai pora derasi, ar jau čia mums pradėtas lytinis santykius ar ne, tai aš taip norėčiau galvoti, kad yra nemažai porų, kurios iš tikrųjų į dialogo formą įdeda šį pokalbį, bet dauguma žmonių tai iš tikrųjų nesikalba apie tai, jie tiesiog atsiduria. Vyksta toks tiesiog derėjimasis, toks netiesioginis, neverbalinis, kaip čia pavadinti. Taip. Tiesiog, daugiau mažiau kažkaip užsimenama, bet ne visai tais tiesioginiais žodžiais, taip pusiau lūpų. Taip, ir tada ypatingai tam žmogui, kuris nelabai nori, labai šalia eina nuolatos įtampa. Kaip man pasakyti, kad aš nenoriu, aš bijau nuvilti, aš bijau pasirodyti kažkoks neišmanantis ar neišmananti, ar nemylintis, nemylinti ir taip toliau. Yra labai, jeigu mes apie tai nepasikalbam, tai automatiškai tas dramblys kambarį didėja. Ir mes bijom. Ir tada visas tas santykis, kas pirmieji lytiniai santykiai turėtų būti malonu emociškai ir fiziškai. Tai turėtų teikti džiaugsmą. Smalsu, malonu, džiugu, intriguoja, pažinimo džiaugsmas, tai taip turėtų būti, bet apie 25% jaunų asmenų iš viso savo pirmosius lytinius santykius prisimena kaip pamirštiną patirtį, kur norėtus net ją ištrinti. Ne tai, kad jinai buvo nekokia, bet jinai buvo bloga iki tiek, kad norisi ją pamiršti. Tai mes kalbam apie situaciją, kai mes turim daugybę jaunų žmonių, kurie pirmosius lytinius santykius patiria belekaip, nes tie santykiai jiems atsitinka. Ir jie nepasikalba apie tai, ko norėtų, ar jaudinasi, ar bijo ir neįžodina. Čia iš mano, kaip lytiškumo ugdytojos srities, yra toks terminas seksualinė komunikacija. Kaip aš gebu komunikuoti apie savo poreikius. Ir to mums reikia mokytis. Ir tas nėra vien lytiškumo srityje. Pavyzdžiui, čia yra labai svarbus du žodžiai. Ne ir taip. Ar tu nori? Taip, ne. Ir juos mes galime pasakyti tokioj intimioj, tokioj svarbioj, tokioj pažeidžiamoj sferoj, kaip lytinis jau kažkoks veiksmas, tik tada, kai mums juos sekasi sakyti ir visose kitose gyvenimo aplinkybėse. Čia kaip raumuo.
Jeigu taip, aš jį reikia stiprinu, bandyt. jo, tai vieną kartą nenoriu eiti su draugais į parką ir sakau, žinot ką, nenoriu, o ne vietoj to, gerai, net žinau, kaip pasakyti ne ir nueinu kartu, pasakau ne, aš norėčiau verčiau įti prekybos centrą ir kitą kartą jau yra lengviau šiek tiek pasakyti tą ne arba taip ir tada, kai mes prisitreniruojam kasdienybei, tada, kai jau labai rimta situacija, tada mums yra tas raumuo jau daug daugiau gali išnešti. Tai va, čia yra žiauriai svarbu gebėti sakyti ne taip ir tuo pačiu klausti klausimus. Ko tu nori, kas tau patinka, kaip tu nori. Bet aš dar galvoju, kad tose situacijose tikriausiai reikėtų, vengti tiek alkoholio, tiek narkotinių medžiagų. Turiu omeny, kad kartais būna, jeigu bijau, tai pavartoju kažko, mažiau gal bijosiu. Bet čia tikriausiai nėra ta išlaisvinanti panacėja, geriau kaip tik kalbėti tos normalios geros būsenos. Taip, iš tikrųjų apie tą temą geriausia kalbėtis apskritai iki kažkam vykstant. Vis dėlto, realistiškai norėčiau žiūrėti paauglystės laikotarpį, tai yra žmonės, kurių kaktinės sritis nėra iki galo susiformavusi, o kaktinės sritis yra atsakinga už sprendimų priėmimą ir gebėjimą pamatyti, kaip jie atrodo ateityje. Aha. Tai yra tas tavo gebėjimas pamatyti, kaip tavo sprendimai atrodo ateityje, jis dar toks daliai stipresnis, daliai silpnesnis, įvairių, žinoma, yra. Jo, visiškai normalu, tai tu kartais atsiduri situacijose, kur yra alkoholio, narkotinių priemonių ir man taip nenorėtųsi. Aš norėčiau linkėti, kad visi Lietuvos ir ne tik Lietuvos, viso pasaulio paaugliai ir paauglės lytinius santykius mokytųsi patirti blaivus, saugiame santykyje, saugiomis aplinkybėmis, tačiau nutinka visko. Tai dėl to yra dar svarbiau mokytis tuos visus ne ir taip ir mąstyti, ko aš noriu, ko nenoriu, kad netgi kai esu apsvaigęs ar apsvaigusi, kad galėčiau iškomunikuoti, aiškiai suprasdama savo kažkokius poreikius. Ir čia mes pereiname į kitą temą. Ką daryti, kai aš nesu apsvaigęs, bet mano partneris arba partnerė yra gerokai apsvaigęs. Bet čia irgi tikriausiai, normaliai diskusijai nelabai išeina vystytis, jeigu partneris apsvaigęs. Taip, tai akivaizdu, viskas, tu negali gauti adekvataus atsakymo ir tikėtis, kad tas žmogus 100% taip jausis ir kitą dieną tokį patį atsakymą duotų. Tai čia yra toks visiškai etikos kodeksas, nieko nedaryti su žmogum, kuris yra apsvaigus. Dėl to verta visai žiūrėti nemažai Netflixo serialų paaugliams skirtų, nes ten yra labai gražiai nes jie paauglių toks žanras, dramedy vadinamasis, labai gražiai parodo įvairiausias tas situacijas, lytiškumo ugdymo situacijas aktorių gyvenimuose, kur mes galime bandyti pasimokyti, koks tas yra etiškas seksualumo žemėlapis, nes mes jo nesimokomės. Dažniausiai visa tai yra nutylima, kažkur ten spintoj šešėliuose paliekama ir mes tada perimam tas tokias kultūrinės normas, kurios dažnai būna šiek tiek švelniai tariant žalingos. Dar man įdomu, kai žmonės svarsto, ar reikia jiems ten tų santykių, homoseksualios poros, nes čia įsideda tokia kaip ir šiek tiek stigma, ne visada žino jų šeimos nariai, tėvai, ne visada jie patys iki galo yra apsisprendę, ar tikrai, nes tikrai turiu ir pažįstamų draugų, kurie vėliau apsisprendė, kad jie yra homoseksualūs, tai vadinasi tuo jaunystės laikotarpiu jie dar truputėlį abejojo. Tai čia, man atrodo, irgi labai sunku yra apsispręsti ir irgi ką daryti, jeigu tu kaip ir norėtum pabandyti, bet nežinai, ar tai bus gerai, net nežinai, ar tikrai tavo tokia orientacija, o ne kitokia. Turiu omeny, tikrai tų dvejonių būna. Taip, vienareikšmiškai atrasti savo seksualumą reikia kiekvienam žmogui, ir homoseksualiam, ir heteroseksualiam, nesvarbu, kokios seksualinės orientacijos tu esi, tau reikia atrasti savo seksualumą. Net jeigu mes nekalbam apie kuriai lyčiai tu jauti, prielankumą, bet kuriuo atveju reikia atrasti seksualumą, kokiems žmonėms, kokio charakterio savybių, kokios fiziologijos ar ne, kaip jie turi su manim elgtis. Ir čia, bet kuriuo atveju, visi žmonės, aš taip noriu lenkti ties tuo, jog ne tik homoseksualūs asmenys privalo ar ne išsiieškoti savo seksualumą ir gali padaryti klaidų. Čia yra tokia dar slaptumo skraistė, nes dažnai tu nekalbi visam pasauliui, kad aš esu homoseksualus. Taip. Ypač pradžioj, kol tu dar gal tiksliai net ir nežinai. Ir Lietuvoje homoseksualiems jaunuoliams terpė nėra palanki. Bijo
pasisakyti tėvams, dažnai ir draugams, ką jau kalbėti apie atsiskleidimą mokykloje. Dar prieš gerą 5 metų 80% homoseksualių jaunuolių nebuvo nieko pozityvaus girdėję apie homoseksualumą iš savo mokytojų. Tai mes kalbame apie labai sudėtingą socioemocinę aplinką, kurioje turi formuotis homoseksualių jaunuolių savastis, įsivaizdavimas ateities, ar aš turiu viltį turėti gražius santykius, ar ne, kai užaugsiu. Ir tas savo seksualumo ieškojimas, jis ne tik, kad yra jautrus kaip paaugliai, tiesiog, tai yra labai jautri. Patirtis, net kai užauga, mums vis tiek tai yra žiauriai jautru, ar ne. Tai vienas momentas. Kitas, ta slaptumo skraistė, jog ar atsiskleisti ar ne, ar man saugu ar ne. Ir tada trečia, tai yra tiesiog vidinė homofobija. Daugybė homoseksualių asmenų svajoja, kad jie nebūtų homoseksualūs, galvoja, kad galbūt kažkaip įmanoma gimti kitam, atsibusti iš šio sapno, kur aš galiu būti, dedu į kabutės, normalus, nes aš nenoriu pasisakyti savo tėvams ir jų nuvilti, aš nenoriu nuvilti savo mokytojų, aš nenoriu nuvilti savo draugų, aš nenoriu būti atstumtas, aš noriu, kad viskas būtų paprasčiau. Tai tu sprendi ne tik savo seksualumo dilemą, bet tu sprendi apskritai savo egzistencijos, tapatybės dilemą, kaip man būti šiame pasaulyje. Tai va tas kai aš kalbu apie tai, kad norėčiau, kad visų paauglių lytiškosios pirmos patirtis būtų džiaugsmingos, tai apie ką mes kalbam su homoseksualiais jaunuoliais ir tuo pačiu, kur jiems atrasti saugių partnerių variantų mokykloje. Tai yra labai sudėtinga, nes tu tiksliai irgi nežinai apie kitus žmonės. Taip, ir tada lieka internetas, kuris tokia homoseksualiems asmenėms labai dviprasmiška erdvė. Viena vertus tu gali atrasti savo gentį, savo žmonę, savo bendruomenę ir ten jausti suprastas, išgirstas, rasti bendraminčių, rasti pasimatymų, ar ne. Kita vertus tai gali būti labai nesaugi erdvė, kai tu nežinai, kas nori tavim pasinaudoti, kas gali... Apsimeta kažkuo. Taip, tai čia labai jo sudėtinga yra ir dar ir dėl to aš norėčiau, kad Lietuvoje būtų kur kas daugiau prielankios, nuoširdžios, homoseksualių jaunuolių raidą, tapatumo vystimąsi, santykių poreikį vertinančių žmonių diskusijų, kad jos būtų gausesnės, kad Seime būtų priimami įstatymai, kurie vienareikšmiškai rodo, iš Amerikos valstijų galime matyti, jog tose valstijose, kur priimamos partnerystės pataisos įstatymai, pagerėja LGBT jaunuolių psichikos sveikatos rodikliai. Taip, nes jaučiasi saugesni ir labiau suprasti. Taip. Tai dar norėjau padiskutuoti apskritai, kai jaunystėje tu užmesgi kažkokį, gana tvirtą santykį, įsimyli, tau tikrai patinka tavo antroji pusė, nesvarbu tai mergina ar vaikinas, bet kartais, tokie jaunuoliai, tiesiog vengia apie savo ateitį mąstyti individualiai. Ir pavyzdžiui, renkasi universitetą, kur ir pora renkasi, važiuoja į tą miestą, kur ir porelė važiuoja ir panašiai. Ir tada išeina taip, kad tu savo ateitį planuoji ne irgi galvodamas apie tai, kam tu esi gabus arba ką tu norėtum ateityje daryti, bet ten, kur tavo pora važiuoja, kad tik jūs būtumėt kartu. Ir galvoju, kiek tai yra gerai, kiek nelabai ir kaip tai išbalansuoti, ar apskritai įmanoma. Nes vis tiek juk apie savo ateitį tai reikia mąstyti, kokią specialybę įgysi, juk nuo to priklauso labai daug tavo ateities. Jo, čia turbūt nėra nei gerai, nei blogai, taip tiesiog kartais būna, bet vėlgi man norisi tą tokį zoom out padaryti, jog mūsų kultūroje mes romantinį santyki esam užkėlę ant tokio pjedestalo, visiškai yra, jeigu santykių hierarchinė kažkokia linija, tokia, kokie santykiai pačiam viršui, tai yra romantiniai santykiai. Visi kiti santykiai yra santykiukai, palyginus su romantiniais santykiais. Va, čia yra gyvenimo tikslas. Ir universitetas jo yra gerai, bet susirasti partnerį ir partnerę, sustuok, pasimti paskolą ir sulaukti vaikų, va čia yra gyvenimo ar ne vizija ir tikslas. Ir dar daugybė žmonių mes va taip augome ir vis dar daugybė žmonių auga, turėdami tą viziją, kad va čia yra tavo tikslas. Savirealizacija ir kaip derinti šeimą, santykius su ar ne savo kažkokiais poreikius, savirealizacijos, karjeros, mokslų, studijų, hobių ir taip toliau. Apie tai mes nediskutuojam. Apie tai visiškai nediskutuojam. Tai va čia, jeigu žmonės, jie atsiduria tokioj situacijai, jie vieni patys yra paliekami su tuo ir tos diskusijos yra labai mažai. Ir vėlgi, ką būtų galima patarti, tai yra diskutuoti.
kalbėtis apie tai. Na taip, bet, pavyzdžiui, aš esu pastebėjus, kad dažniausiai merginos paukoja savo ambicijas būtent vaikinų tiesiog gerovės vardan. Taip tikrai ne kartą, bent jau mano aplinkoje yra buvę, kai ir į užsienį išvyksta paskui vaikiną, paskui vyrą ir lygiai taip pat į kitą miestą važiuoja ir taip toliau. Tai aišku, vėlgi, tai nėra nieko blogo, jeigu žmogus tikrai taip nori daryti. Bet kartais atrodo gaila, nes ir ta mergina turi labai puikius duomenis arba atvirkščiai, visaip gali būti, bet čia sakau, tiesiog esu pastebėjusi, kad dažnai merginos paukoja tos savo talentus. O, tai čia labai ačiū už šitą niuansą. Kalbant apie santykius, Lietuvoje dažnai būna tas, ką aš, pavyzdžiui, mokyklose girdžiu, to tokio sentencijomis kalbėjimo, santykiai tai darbas, santykiai tai darbas, tada koks nors ten poema pacituojama ar dar kažkas, bet kas šių dienų laikų visuomenė turėtų būti kur kas intensyviau diskutuojama ir ko Lietuvoje vis dar labai trūkstas, tai yra stereotipai. Ir Lietuvoje švietimo įstatymai, švietimo programos praktiškai neįtraukia diskutavimo apie stereotipus, apie lyčių stereotipus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, kokia nors ten Švedijoje ar Suomijoje, kuri yra mūsų švietimo ar ne guru, į švietimo įstatymą yra įtraukta, jog švietimu mes privalome užtikrinti turinį, kuris neįtvirtina stereotipų ir padeda mokiniams juos kritiškai vertinti. Ir santykiuose stereotipai yra labai, labai reikšmingas dalykas. Ir mes čia turbūt būtų pravartu dabar pasikartot, kokie tie gajūs stereotipai vis dar yra visuomenėje. Tai yra tas moterų pasyvumas, joms va tas, princesės ir princo, ar ne, metafora, kad princesė turi būti išgelbėta, arba to, kaip lytiškumo ugdytoja, dar geresnė metafora pavartosiu. Tai va tas pasyvumas, kad jinai laukia, kol kažkas įvyks, o tas genijus proto, ten intelektualas yra vyras ir jo karjera yra svarbiau, jo veikla, jo hobi yra svarbiau, o moteris labiau to židinio ar ne kurstytoja. Ir va, ta mano lytiškumo ugdytojos metafora, pavyzdžiui, kaip mes įsivaizduojam apvaisinimo procesą, kad spermatozoidas yra tas, kuris bėga. Taip, ir jisai braunasi, keliauja tą maratoną ir jisai yra tas, kuris pats pirmasis laimi tą mūšį prieš visus kitus spermatozoidus, jis gauna teisę užkariauti kiaušinėlį. Bet iš tai yra pasaka. Tai yra biologinė pasaka, kaip žmonės paaiškino apvaisinimo procesą. Iš tikrųjų, apvaisinimas turėtų būti susivaisinimas, nes kiaušinėlis lygiai taip pat iškeliauja iš savo kiaušidės pro kiaušintakį į gimdą ir jisai ten ieško, nuolatos juda ir laukia to spermatozoido ir laukia ir turi galimybę užsiverti ir neįsileisti spermatozoidą arba atsiverti ir jį įleisti tą spermatozoidą. Tai va, tai galėtumėm su vaikais, jeigu taip va švietime, kur kas daugiau kalbėtumėm apie lyčių stereotipus ir apie tai, ko mes tikimės iš moterų, ko mes tikimės iš vyrų ne tik ekonomikoje, ne tik darbiniai srity, bet ir santykiuose, apie ką mes mažai labai diskutuojam Lietuvos mokyklose, technologijos dar tik neseniai pasidarė sujungtos, kur ir vaikinai, ir merginos kartu turi mokytis technologijų, bet mes turim vis dar pilną mokyklų, kur vaikinai mokosi vieną semestrą vienoje klasėje, merginos kitoje ir tada jie keičiasi, jie kartu nesimoko pilną. Ta prasme, koks čia integravimas, koks čia jų sujungimas į vieną grupę, arba ateina į technologijų pamokas, kur vaikinai gauna kitokias užduotis. Lengvesnį siuvinėjimą, nes jiems tai yra neįveikiama. Merginos gauna lengvesnį darbelių su mediena kažkokia versija. Tai va, apie stereotipus čia yra visiškai neišsemta, visiškai nejudinta sritis Lietuvos švietimo srity ir aš drąsiai tą sakau. Tai va, tai jeigu mes nekalbam apie šias temas, tai apie santykius, tai mes dar mažiau esame pradėję kalbėti švietimo sistemoje apie tai, kaip stereotipai mums daro įtaką. Mes labiau spaudžiame kaip tik merginas pagal literatūrą, kurią jos skaito, pagal istorijos programas, kuriuose nėra moterų, pagal muzikos programas, kuriuose nėra irgi moterų kompozitorių ir muzikos kažkokių ar ne gurų. Mes turim švietimo sistemą, kur moteris nieko neveikia, tik būna mokytojomis. Jūs manot, kad iš to ir kyla tas toks kai kurių moterų ir merginų noras, paaukoti savo talentus tiesiog tam, kad vaikinui ar vyrui, tiesiog nežinau, jis jeigu turi galimybę išvykti ar į užsienį, ar ten mokytis, ar ten dirbti, ar panašiai.
Ar iš to jūs manote, kyla tas toks? Tai yra, paveikslas kur kas sudėtingesnis negu vien tai. Aišku, tai yra ir šeimos modelis, kokį šeimoje ar ne matė modelį. Bet tas, jog mes šiuolaikiniai švietimo sistemoje vis dar švenčiame vyro intelektą, vyro potencialą, vyro aktyvumą, o merginų ne, tai vis dar turi labai didelės įtakos. Arba, pavyzdžiui, merginų sėkmė technikos, ar ne, tos temo vadinamos. Visi tada taip susižavi. Jeigu mergina daro kažką. Taip, IT kokia specialistė. Bet ji privalo demonstruoti ypatingus gebėjimus tam, kad mokytojai ją skatintų eiti į šią sritį. Vaikinas gali demonstruoti vidutiniškus gebėjimus ir čia rodo tą tyrimai. Ir jisai eis į tą sritį. Tai va, tai mes galime įsivaizduoti, kaip, ką žinau, kokioj nors karjeros tie specialistai mokyklose, kaip jie kalba su vaikinais ir merginom, ar ne, apie tai, ko tu turi geisti savo gyvenime karjeros prasme. Kaip mes su jais kalbam. Ir aš nebejoju, jeigu mes Lietuvoje darytumėm tokių tyrimų, mes matytumėm, kad vaikinai ir merginos gauna visiškai skirtingą turinį. Gal visiškai skirtinga būtų per drąsiai, bet tikrai labai stipriai skirtinga, kur merginų tas išsipildymas karjeros prasme, studijų prasme nėra taip stipriai pabrėžiamas kaip vaikinų. Ir netaip gal stipriai skatinamas. Tikrai, taip. Dar čia tokia įdomi tema iš santykių pusės yra, kad pavyzdžiui, būna žmonės, kurie iš tikrųjų labai orientuoti į savo ar mokslus, vėl ar sportą, bet jie tuo metu negalvoja apie santykius ir mielai būtų vieni, bet kadangi visi aplinkui poruojasi, ten tiek vaikinai, tiek merginos, jie kažkaip irgi taip pradeda jaustis nejaukiai ir, mes jau pradžioje girdėjom tą, kad egzistuoja tam tikras toks, vaibas aplinkui ir panašiai, bet ar jūs sutinkat, kad žmonės šiek tiek įtariai žiūri į žmonės, vaikinus ir merginas, kurie, nerodo kažkokiu gyvenimo momentu labai didelio intereso susirasti porą ir tuo metu labai intensyviai kažko siekia. Aš prisiminiau Aurimą Valujavičių, aš nežinau, koks dabar ten, bet jisai kaip plaukė, jisai minėjo, kad aš šiuo metu net negaliu įsivaizduoti, kad turėčiau merginą, nes tiesiog jinai manęs nuolat lauktų ir jaudintus ir panašiai. Aš nepacituosiu teisingai, kaip jisai sakė, bet irgi iš tikrųjų tuo metu žmogus plaukia per Atlantą, tai iš tiesų tuo metu gal santykis jam net nelabai tinka. Ir aš galvoju, ar nėra to įtarumo, žvelgiant iš visuomenės pusės, kad kodėl tu čia taip, kodėl čia plaukiai, kodėl čia mokaisi ar sportuoji. Ką bėgi. Jo, tai vienareikšmiškai yra, tai mes apskritai patiriam daug tokio landumo, tas, nežinau, angliškai tas nauzinės, kur žmonės lenda tau į dūšią ir bando išsiaiškinti, tai kas tau yra. Arba tiesiog tos visos frazės, frazelytės, tie visi mikro pasakimiukai, kai susirasi vaikiną, kai susirasi merginą, tai ta čia dabar tau, bet kai tu ten būsi vyras, žmona, toks preziumuojama, kad tai nes hierarchiškai tai yra, ko mes turime siekti. Ir aš nenoriu sudaryti to vaizdinio, jog ne, tai dabar reikia išardyti tradicinio santykio, tradicinės šeimos. Tiems, kas nori, tai aišku. Tai būtent, yra dalis žmonių aseksualūs, aromantiški, kurie ne tik, kad šiuo periodu nenori, bet jiems apskritai į tą kažkokią ilgalaikių santykių zoną nesinori eiti. Jiems tai neatrodo šiuo metu, galbūt visą gyvenimą apskritai aktualu ir paranku, ir tada jie turi nuolatos, jeigu renkasi advokatauti, save kas kartai išteisinti atsiradus toms diskusijoms arba savo artimiems žmonėms, kurie net ir nenori smerkti, bet nepagalvodami nuolat replikuoja tavo būsimą santykių statusą. Tai čia yra dvi problemos. Viena, tas būsimas santykių statusas visada yra heteroseksualus. Taip, niekas nelinki ir nepagalvoja, kad gal čia homoseksualus bus santykis. 12-metis vaikas, kuris supranta, kad wow, aš galimai esu homoseksualus, jis tiek atsiklauso, kai tu turėsi, pavyzdžiui, aš mergina, kai tu turėsi vaikiną. Ir ta kiekviena frazė, nes nežinau, kas ten kokių biografijų, autobiografijų yra paskaitę, tinklalaidžių paklausė, kur žmonės kalba apie savo paauglystės laikotarpį arba net ankstyvos vaikystės. Anksčiausiai yra fiksuojama, kad nuo 7,7 metų žmonės pradeda aiškiai suprasti savo seksualinę orientaciją, kad gali, kai kurie daug vėliau, kai kurie štai taip anksti. Tai kai tu nuo tada jau girdi tas frazelytės, tai tau yra, jos visos sminga, taip tiesiog į širdį, ar ne? Ir
lygiai tas pats, kai tu nelabai, gal ne taip lygiai tas pats, bet panašu, kai tu nelabai jauti kažkokio poreikio santykiams ir nuolatos yra tas spaudimas, kad tu kažkoks ne visavertis. Kažkoks brokuotas, tau kažko tu nežinai kaip norėti, tu gal dar nesuradai savo to tinkamo žmogaus. Ir aišku, tų žmonių nėra dauguma. Bet mes šiais demokratiniais laikais ne pagal daugumą žmonių normą ir matuojame. Stengiamės pamatyti, išskaptuoti erdvės normalių žmonių visuomeniai skirtingiems normalumams. Iš tikrųjų, aš kažkaip pagalvoju, kad kai tie žodelyčiai, frazelės yra nuolat laidomi, žmonės turi surasti kažkokį racionalų paaiškinimą. Bet aišku, antra vertus, mes visi socialios būtybės kažkokių santykių irgi trokštam. Tai aš galvoju, tik ar tie visi žodelyčiai nepriverčia žmonių tada ieškoti, kas pas juos yra blogai. Taip, vienareikšmiškai, tu tada ieškai problemų savyje. Aišku, jeigu tavo savivertė yra labai aukšta, jeigu tau tėvai padėjo ar globėjai, kas tave augino, padėjo su atsparumo savivertės ar nesavybėmis, tai tuomet tau yra lengviau išbūti. Visuomenė yra tokia, aš varau savo keliu, ar ne? Vis dėlto žmonėms su menkesne, silpnesne savivertė, kurie nėra tokie pasireflektavę, tai tikrai nėra lengva atlaikyti tą visą visuomenės spaudimą. Aišku, aš taip nesitikiu, kad ir aš jau matau dalies žmonių skepticizmą, tai ką jau čia dabar nebegalim iš viso ar ne apie santykius kalbėti. Nieko paklausti. Nieko paklausti, tai galim, bet galima visada sakyti jei, nežinau kaip tau, ar tau bus aktualu, bet jeigu tau bus aktualu, tokius saugumo ar ne, kažkokius amortizatorius įdėti, jog, ne kaip štampų tokių neštampuoti, kad tau tai bus, nes taip būna, nes taip yra normalu. Ir viskas, taip tiesiog leisti tam spektrui normalumų ir taip normalu kablelis, ir taip normalu kablelis, o ne hierarchiškai, kad čia yra normaliau, o čia mažiau normalu. Taip, klausti, o neteikti. Taip. Tikriausiai. Taip. Dar šiaip labai įdomus vienas dalykas yra, pavyzdžiui, kai tavim kas nors labai žavisi, iš tikrųjų yra labai labai malonu ir tu arba ten, įvairiai būna, bet tarkim, jeigu nėra atstumiantis žmogus ir maloniai žavisi, tai vis tiek yra ganėtinai malonu, nes vis tiek mes norime, kad mus ir pagirtų ir taip toliau. Ir tada kažkaip irgi atrodo, kad tu jautiesi beveik įpareigotas vos neatsakyti tuo pačiu ir taip toliau. Ir traukia tada į tą santykį, tas žavėjimasis, tas pagirimas, jeigu tai nėra visiškai įkyru ir koktu. Ir tada atrodo išauga ir sparnai ir taip toliau. Ir tada irgi labai sunku kažkaip atrodo susiprasti, tai ar čia aš noriu, ar čia tiesiog tie pagirimai užliuliavo ir įsitraukiau. Ar man reikėjo į tai įsitraukti? Jo, būna, kad žmonės sumaišo tą, kaip tu čia gražiai vardėjai, tą ūgtelėjusi pakilėjimą, kad čia aš tokia pamatyta ar pamatytas, tokių komplimentų gavau, mano savivertė tada ar nekyla ir sumaišo tą gerumo jausmą, kad gal aš irgi įsimylėjau atgal. Tai čia yra mano paauglystės yra dalykas, ką aš darydavau, susimaišydavau šitoj srity, kai man žmonės rodo simpatiją, aš galvodavau, kad aš jaučiu ją atgal, tai dabar jau lengva man susigaudžius tą susimastyti, bet čia yra labai didelės dalies paauglių problema, jog jie sumaišo tą jausmą. Ir tada eina į santykius iki galo nenorėdami ir tas pakilėjimas ir džiaugsmas vis tik jisai pasireflektavus ir atsigulus ant sofos ir paklausus, kaip aš čia jaučiuosi. Tai tą nėra lengva daryti, štai turbūt daugelis, absoliuti dauguma psichologų kalbėtų apie tai, kad norėtų, kad būtų daugiau meditacijos, daugiau psichologinio raštingumo kursų mokyklose, kur mokinės yra mokomi pažinti savo poreikius, atpažinti savo jausmus, atpažinti ar ne, tas dviprasmybės, kurias mes patiriam ir ypatingai paauglystės laikotarpiu, nes nėra lengva įsivardyti savo. Ypač su tais susižavėjimais labai kažkaip sudėtinga. Bet ir čia turbūt nereikėtų turėti to lūkesčio, kad mums reikia taip tos paauglius auklėt, kad jie ir nesipainiotų. Čia turbūt dalis buvimo paaugliu, kai tu tiesiog turi išsiaiškinti, išsieksperimentuoti, nes mes lytiškumo ugdyme turim tą tokį, kaip jis yra kritikuojamas, dėl to, kad mes lytiškumo ugdyme labai fokusuojamės, kad reikia daryti prevenciją nuo lytiškai plintančių infekcijų, nenorimų nėštumų ir nuo seksualinio smurto.
Ir čia vat, mes suaugę dažniausiai va tokį lytiškumo ugdymą ir serviruojam jauniems žmonėms. Bet kur visos tos zonos, jausmai, emocijos, arba kaip man paimtų už rankos, jeigu mano, nežinau, nedrįstu paimti už rankos, o lytiškumo ugdymą gaunu kaip nepastot. Tarsi, man baisu dėl tos rankos, ar ne? Tai visiškai tie paaugliai su savo tais labai sudėtingais išgyvenimais, jie lieka nepamatyti, jie negauna refleksyvių erdvių, kur suaugę gali gražiai pamoderuoti, pabūti, nebūtinai atskleisti moralinę tiesą, bet pabūti, kad jie galėtų ištraukti į dienos šviesą tą sumišimą ir pamatyti, kad tai būna ir kitiems. Labai jaukios aplinkos reikia, labai tokio jaukaus kolektyvo. Ir jinai sukuriama. Profesionalius lytiškumo ugdytojai gali tą sukurti ir tuo pačiu daugybė mokytojų jau ir dabar tą daro. Kai per klasės valandėlę, labai turi gerą ryšį per istoriją, per muziką, per anglų, per lietuvių. Ir išsivysto, nes mokykloje yra daugybė sudėtingų diskusijų ir tokios santykių dilemos jos išsivysto labai saugiam ryšį. Aš girdžiu istorijas, kaip mokiniai prie visos klasės pasisako apie savižudiškas mintis turėtas. Ir tai reikia labai saugaus ryšio apie kokius tėvų skyrybų procesus, apie savo dužusias širdį gali pasipasakoti. Ir tokių bendruomenių yra ir galima, tas tikrai gali atsitikti, tik tiek, kad mes esam iš labiau smurtiškos aplinkos dar, kai dar mažiau buvo, iš laikų dar smurtiškesnių. Ir dabar yra šiek tiek situacija kai kuriuose mokyklose, kai kuriuose klasėse geresnė. Bet aš atkreipiu dėmesį, kad tu sakei, turėtas savižudiškas mintis, tai aš galvoju, kad tikriausiai kitau tai yra praeitį, arba, tarkime, santykiai, skyrybos, sudužusi širdis, tu jau tai patyrei, kažkiek laiko praėjo, išsilaižiai žaizdas, tai yra lengviau pasakyti, negu čia ir dabar man kraujuoja žaizda, o kažkaip turiu žmonėms kaip ir pasakyti, neturiu, bet būtų lengviau, jeigu pasakytum, tai man atrodo, kad tai siaubingai sunku sukurti tokią jaukią atmosferą, nes visi turi, tikrai vienas kitų labai pasitikėtų, klasėje yra daug vaikų ir jų būna labai įvairių iš įvairių šeimų. Tai apie tas kraujuojančias žaizdas, čia net neįsivaizduoju, ar pedagoginiam procese. Gal atsirastų vienas kitas, nes paauglys paauglių nelygu. Bet apskritai, kad apie sudėtingas temas vyktų diskusija, refleksyvi ir kažkas nori daugiau atsiverti, pasipasakot, kažkas taip ir lieka, bet girdi, būnu dialoge ir patiria, svarbiausia, kad patiria tą saugų santykį. Nes lytiškumo ugdyme svarbu net nebūtinai ne vien tai, ką mes pasakome, bet ar mes galime turėti dialogą, ar temos gali būti iš vidaus iškeliamos į išorę. Ir apskritai kalbant apie santykius yra dar viena labai svarbi dalis, tai yra santykių pabaigimas ir kitų santykių pradėjimas. Nes gali būti, kad pabaigus santykius žmogus kurį laiką nenorės eiti į kitus santykius, kiti norės, čia labai skirtingai, bet ar egzistuoja vėlgi, normalumo tokio kaip nėra apskritai mūsų realybėje, bet vis tiek, toks geriausias pavyzdys, kada jau po buvusių santykių šokti į kitus, kada jau tu gali būti teoriškai pasiruošęs, nežinau, ar sveika iš karto po vienų santykių šokti į kitus. Nežinau, čia turbūt asmeninis psichologas galėtų pakomentuoti. Čia tiesiog reikėtų žiūrėti į atvejį. Atvejais atveju nelygu ir niekaip negaliu tokio šabloninio atsakymo sugeneruoti. Priklauso nuo to, kokie tie santykiai baigėsi, kaip baigėsi, kada jau jie oficialiai baigėsi, kada jau seniai buvo ar pasibaigė ten mentališkai ir seniai. Čia yra labai per daug dedamųjų, negaliu pakomentuoti. Tuo pačiu reikia tiesiog nepamiršti, kad žmonės pridaro visokių dalykų, mokosi iš klaidų ir sėkmingų santykių viena iš dedamųjų dalių yra patirti savo reikiamą kiekį kažkokių klaidų, didesnių ar mažesnių, tai mums kažkaip nesinori. Kažkaip pamatyti, reikia pastebėti. Taip, tai dėl to mes norim ir bandom tos reflektuotus individus kažkaip ugdyti ar neauginti. Išvengti klaidų, nėra tikslas. Yra tikslas išvengti tragedijų, ar ne kažkokių, o tas klaidas normalu, kad mes padarom, mes ir suaugę padarom, nes tas net ir užaugus, oficialiai subrendus, įgavus jau 18-mečio pasą, tai mes visą gyvenimą formuojamės, visą gyvenimą truputį tampame, keičiamės, ar ne, ir štai naujos aplinkybės ir žiūriu, man kažkokių skirtingų santykių reikia, bet tavo klausime buvo dar vienas momentas apie išsiskyrimą,
Paaugliams nėra lengva mokėti išsiskirti. Tai ir suaugusiems nėra lengva tiesiog supratus, kad aš jau noriu baigti šitos santykius, imti ir juos pagarbiai pabaigti, nevilkinant, negaustinant, ne brutaliai kažkaip ten kažką užvemiant, ar ne, jeigu galima grubiau pasakyti. Tai, ir nežinute tikriausiai. Kartais ir žinute, jeigu tik taip tai išeina, bet gražiai, nežinau, koks santykis. Tai žinoma, tai būtų geriausia, bet iš mano kaip praktikės patirties, tai vienas iš laiks nuo laiko atsikartojančių paauglių klausimų yra, kaip gražiai išsiskirti. Ir ką tu pasakai jiems? Grįžtam į pačią pokalbio pradžią, kai treniruoju savo nesakymą, kai aš galiu pasakyti ne. Ir čia yra viena iš nepasakymo formų, kai reikia gražiai išsiskirti ir kai tu turi pasakyti tai atvirais žodžiais, nesislapstant, be metaforų ir tiesiog pasakyti, aš noriu baigti mūsų santykius. Galbūt nusisukus. Bet ar reikia paaiškinti žmogui, kodėl, nes iš tikrųjų ir ta kita pusė gali reaguoti jautriai, gali nesuprasti, iki galo atrodo stengiasi, ten viską darė ir taip toliau. Ar stengtis paaiškinti, ar tiesiog pasakyti tą savo tokį gana aišku ne? Jeigu žinau kodėl, taip, bet kartais mes neįsivaizduojam, kodėl mes skiriamės, mes tiesiog suprantam. Va čia tas gut feeling, ar ne, kad aš jau nebenoriu, tiesiog aš jaučiu, kad aš nebenoriu būti su tuo žmogum. Ir kartais, tikrai labai sudėtinga paaiškinti, tiesiog, ką žinau, atvėso jausmai, kažkokį, bet žinoma, tas bandyti žmogui suteikti paaiškinimą, tai yra dosnu ir kilniaširdiška, nes tada lengviau smegenims apdoroti. Mano širdžiai atlaikyti, nes dužusi širdis, tai jinai fiziškai skauda. Nuskausminamieji realiai gali padėti, ne tai, kad aš jau neskatinu vartoti, bet jo, yra lengviau tada tą gedulo procesą išgyventi. Tarp kitko, abi pusės išgyvena, tik truputį skirtingai gedulo procesą, dėl to mes matom tos atkričio atvejus, kai išsiskiria, susitaiko, nes smegenims tai yra kaip tam tikra priklausomybės forma, mums saugu grįžti į tą santykį, nes jis pažįstamas, o tau reikia iš naujo, kai tu išsiskiri iš naujo, iš esmės kurti savo tapatybę, kas aš esu be šio žmogaus, be šių draugų ratų, be šių pomėgių, be šių visų veiklų. Ir vėl atsigręžiam į save ir savastį ir savęs pažinimą čia. Taip, ir čia iš tikrųjų yra toks tam tikras raketų mokslas, kuriam mes skiriam labai mažai dėmesio. Ir aš čia, kadangi dar dėstau universitete būsimiems pedagogiams, tai mes apie tai daug diskutuojam, kaip mokykla vadybina paauglystę. Ateina šimtai, kai kuriuose mokyklose 1000 paauglių mokosi. Ir ką mokykla daro dėl jų paauglystės? Tai mokykla gal kažką ir daro, bet ir tėvai gal tikriausiai turėtų daryti. Taip, turėtų, bet mes, kažkaip, nežinau, ar mes valstybės lygmenių kažkaip ruošiame tėvus būti tėvais. Na, tikriausiai. Globėjus taip, aš neseniai vedžiau globėjams mokymus, kurie globoja vaikus, tai jie yra profesionalūs tėvai. Ir įtėviams, irgi lygiai tas pats. Taip, tai va, o tėvų mes neruošiame mokyklai, mes vis tik dėl to šitos gal ir, žinoma, tėvai turėtų prisimti atsakomybę ir kelti savo kaip tėvų kompetenciją. Bet čia nerealistiška, tai va, tai dėl to man, nes mokykloje ir tuo pačiu vyksta labai daug santykių. Taip, tai viena, ką mes darom su jų menstruacijom ir erekcijom, kita, ką mes darom su jų santykiais, išsiskyrimais, dužusiam širdim ir ar istorijai trukdo brendimas, istorijos išeiti kursą, ar istorijos kursas trukdo subręsti. Na, gal galėtų eiti kartu kažkaip. Taip ir turėtų būti. Bet ačiū tau, Akvilė, labai už tavo laiką, už tavo išminties pasidalinimą. Priminsiu, kad mes turėjome Moterų informacijos centro tinklalaidę Ar man reikia santykių dabar. Čia mes kalbam apie sveikus santykius, o kitose tinklalaidėse kalbėsime kitomis temomis.